Va, pažiūrėkit, kokį tarp kalnų išdžiūvusi upė. Aš per Lazdu. Važiavom į labai gražią vietą. Atvažiavom į labai... Aš tau sakiau, kad ten labai gražu. Niekas čia buvo kriokliai didžiuliai. Čia labai dideli kriokliai turėjo būti. Niekada vietų žinė stipras ir gana bėga. Jo, matai, kad dabar da yra va vandenuką. Čia urvai yra, tai kad nerasi auksą. Nu, aš tau sakiau, kad čia gražu. Man duosi. Aš palikau metalo detektorių namie. Auksą? Neduosiu. Ieško auksinio luito. Va vienas. Kur? Kur gali parodyti? Užsidėk man akį. Ta didžiulė stara. Ir viskas pasibaigė. Ne. Eik to kokie urvai, einam į urvas, atsargiai kišį paliksi. Tu vien prasipažįsti. Ve, pažiūrėk, kaip gražiai. Liep, mama, liepk. Imk lasdą, ką čia dabar gėdinį, žiūrėk, varau su lasda. Nereik sutapti sukas aplinkoje. Nu, mes klausės. O, palauk, duosiu lasdą, tau radau. Ką? Kažkam tau nukreip, a jis... Ai, išlauk manęs! Ką Laurė filmuoso? Aš sveikau. Čia taip, a į vidų einam. Labas visiems. Matot, kokie mes esam stebuklų šaly. Einam į geizerius, didžiulis geizerius. Kiek pasakoj neparodo tokių. Nu, mama, liepk. Nu, momė, liepk. Momė. Einam ten. Jo. Čia užvažiuos. Žiūrėkit, lift, kad laikau. Nu, palengva. O pareinant, aš gaudysiu tu šoktą ant manęs. Nu, va yra nedidelis tas krioklius. Va, žinai, kada atvažiuosim po didelę lietaus. Nu, tai nepasibaigė, į kalną lipsim. Čia, Laurė, pažiūrėk, jau leidžiai klaidą. Pažiūrėk, kokių medelių yra, tokių kaip mes auginam Lietuvoj gėlės tokias lapais iškarpytais, labai gražiai. Kokį 30 metrų ir nedidesnį. Bet reikia iš po didelę lietaus atvažiuoti. Tai yra tas gimtinė, kas nepasivilko? Lipam ten. Aira, lipam va tenai. Lipam. Oho. Čia koks 30 metrų mažiausiai. Drąsiai. Nelip, galvą nusisuksi. Kalną bėga vanduo iš kalno vidaus. Per kur? Aš nenoriu suklopti dabar. Tenai ir susilipčiau, va. Va, ten yra lobis, va. Androidskų lobis, va, tai yra. Gaila, kad neina pasiekti. Žinai, kas čia buvo? Čia tas Mauglis gyvena, va, tenai. Jo, va, ten pasiekiu. Matai, va, tą baltą. Aha. Ten viduj, ten yra, va, susuptas po ponę aukštą. A, tai gaila neina prieiti. Palauk, matai, Ko čia? kas čia dabar buvo? Vida, sako, Baigė! Aš galvojau, kad akmenai krent. Pažiūrėk, koks asfalt padarys. Asfalt vanduoji. Pažiūrėk, puikiai. čia, Laurai, duok viskas pakulmuoti. Ja. Jiem klasda. Kur spurga? Pas Čia mamą. reikia aprodyti visą. Tu įsivaizduoji. Krioklys. Dabar lietaus nebuvo labai ilgai. Čia daugiau kaip 30 metrų. Va, čia būtinai atvažiuosim per po lietaus. Čia yra šašlykinės, įsikepti šašlykų.
Pliažai, pats atvažiuoji, kepiesi, yra labai daug šašlykinių sustatyta. Žiauriai turistinį vietą. Gražu. Gražu. Labai gražu. Ten yra didžiulė upė, mes tik čia iš šono paėjom tą išdžiūvusią upę, nes pirmą kartą gyvenime einu per išdžiūvusią upę. Va, iš kalno vanduo bėga. Nu, fantastika. Baigėt? Baikit gandint kalnų dvasias. Mama išgąsdino, kad gyvatė yra, kad pradėjo rėkti. Paimk tą šunį da užmušinai. Juk jinai lygioj vietoje nukrentant 1000. Ar atsimenint 1000 kiaušinių, kaip nukritai lygioj vietoj? Ant kiaušinį po visą Lietuvą važinėjau kiaušinį surinkti, jinai atvažiavo į Nuvirtą. Jis sudaužė 600 kiaušinių. Eik, tu nelaikiai, taip. Sudaužė šitiek kiaušinių. Bet visiems viščiukų prisipelnė. Sakyk labas drąsiau. Nesakysiu Nu, nieko. sakyk. Aš nenoriu. Sakyk labas drąsiau. Greičiau nešk savo pasturgalį, kaip lietuviškai. Nu, vaizdai tai neįsivaizduoju. Mes dabar važiuojam į sniegą. Dar reikia 2 kilometrus į viršų, važiuosim, jau ten yra sniega būtent. Va, važiuojam, va šitaip į sniegą važiuojam. Nes nematėm 2 metai sniegą. O aš basas vaikščiosiu. Egis tai protingas, jisai įsibrida į vandenį. Pabraidis sveikuolis. Va, iš čia graži nuotrauka gautusi. Eikit į šoną, ką matytusi tas. Ne tu. Ne į tą pusę, Lauris, į kitą į ten. Ten neša. Nu, į kas? Nenoriu. Krioklys turi matytis. Spurga. Purga. Purga. Lapė visa. Irons nulėkė savo aparatūras, kraunu visas. Netikėtai čia šiandien mes sugalvojom staigiai papramogauti. Ir viskas įsikrovė, dronai, viskas. Ai, sakiau kitą video, kas dabar žiūrės. Jeigu norit viską papasakosiu nuo A iki Z. Visus mokesčius, komunalinius, viską. Labai įdomu, suintriguos turbūt. Jeigu norit, rašykit komentarą, viską papasakosiu. Kaip namus įsigyti, kiek kainuoja, kokia temperatūra, kokie mokesčiai. Yra viena staigmena labai. Nes mes patys nustebom pamatę. Skelbimas įdėtas su labai didelė staigmena. Gaila, anksčiau nemačiau. Nu, anksčiau gal nebuvo, nežinau. Tai va, jeigu norit, parašykit komentarą, visiškai viską papasakosiu. Kiek mokam, ką mokam, kur mokam, kaip. Maistą kainas matėt, jau buvau įdėjęs. Pragyvenimą, bet labai domina mokesčiai. Darbo užmokestis visus. Čia daug kas rašė manęs. Tai va, dar dabar parašykit, jeigu norit. Papasakosiu viską. Kiek elektra kainuoja, kiek vanduo.
Vanduo iš vis kapeikas. Dieną naktį neusukam kranų. O, kur užsilipa. 18 aironui suėję. Už 29, va, prašom pasveikinti. Penktadienį buvo 18 metų, pilnametis. Viskas. Pilnametystė. Pagaliau, saka, pagaliau sulaukiau. Ilgai laukti ir sulaukti. Kantriai nuobodžiai. Einam prie upės, da pafilmuosiu. Ten, kur šašlykinės, gulta yra, viskas. Čia labai žmogus žiūri. Čia aišku, ten daug žmonių yra, nežinau, biški pasislėpęs. Atsivešim. Va, Jolanta gal atvažiuos. Va, kaip gražu išdžiūvusi upė pirmą kartą. Kalnai tai nežinau, kiek čia į viršų. Yra programėlė, tur Lauris parsisiuntęs. Mačiau, da grybauja, dabar grybų yra, aš čia nežinau, o čia senas nuotraukas keli. Labai daug baravykų. A čia dabar tos naujas. Nelabai suprantu. Greičiausiai, kad pernai negrybavau, šiemet grybavau. Pernai grybavau, užpernai negrybavau. Bet nieko neradau. Turi vietą žinoti, kaip ir Lietuvoj. O. Kas esat įėjęs į žiausią upę? O čia labai fotkinos visi prie tų. Šiandien. Aš pirmą kartą einu, va, kokie miškai. Beržų nesu matęs. Šiaip tai viskas kaip Lietuvoje, fauna tokia. Labai panaši. Galima sakyti, beveik vienoda. Tik beržų niekur nemačiau. Pušis čia auga, eglės neauga. Čia per karštą jiem. Šiandien, tarp kitko, šiandien 31 karščia. Kepam visi. Va, čia nuotraukas darės prie šito gražiai. Kaip išėdė. Kaip išvarė. Upeliuks. Čia dar bėga vanduo nuo kalno iš po didelę lietaus. Va, atsivežė savo žmonės kepasi. Į upę sumerktą vyną. Vyną labai alų čia neger, čia labai mažai alaus. Čia vien vyniuks. Vyną, viskį. Pats geriausias visam pasaulyje viskis čia yra, paskaitykit. Paplūdimiai patys gražiausi. Visoje Europoje yra paplūdimys antras čia. Pagal grožį, pagal kažką, nežinau, nedaskaičiau. Gražiausias. Va. Atvažiuoj. Ten pilna, daug labai ten yra pridaryta, kepiesi. Ką nori, tą darai. Mačiau sumerkti buteliai, nebaigiau pasakoti, į vandenį šaltai. Va čia kalnus biškį parodysiu. Šašlykinių labai daug pristatyta. Dabar biškį vėjas bus, tai atsiprašau už tą vėją, žinau, kad už. Mūsų mašina ten ant kalną, daisim į seną miestelį, va, kaip kepasi žmonės, kiek nori visur. Ten labai daug šva. Visur tokių šašlykinių pristatyta, atsivežė palapinės. Va, tenais pilna visa eilė. Va, bonkės sumerktas, kur sakiau, limonadai, viskas, va. Va, kalna viršus. Tai va, ten kilsim dabar. Į sniegą važiuojam. Norim po sniegą pasivaikščioti. Va, atėję užsiemi staliuką, kitas kepa, ten gultai šonę sudėti. Einu biškį pafilmuosiu, čia mačiau daug kas filmuoja. Čia nemokamai, nereik mokėti. Jeigu yra laisvos vietas, atėjai užsiemi, reikia, aišku, nuo ryto važiuoti, tai visada laisvos vietas bus. Tieda neparein, labai didelis vėjas. Gal kaip nors tuoj pralysiu aš pro tą vėją. Čia va tas atsidara veikia.
nusipirkti gali, jeigu nori. Va, kaip gražiai sustatyta. Čia ne viena tokia vieta, čia labai daug. Va, kepiesi šašlykinės. Čia kaip kemperiams. Čia visiems žmonėms, bet kaip kemperiai tokie va tarpeliai. Užsiimi. Va, visur. Gražu, nuostabu. Mūsų mašina ten ant kalną kažkur aukštai. Va, tuo keliu ten atvažiavam, va, matos kelias. Čia yra didelis miestelis, vienuolynai. Vandens grožybė kokia. Va, čia daug tokių vietų. Vien tokias vietas visur. Labai šiandien nei viena parduotuvė nedirbė, liko antrą dieną. Visiškai nei viena nieks. Geras, ne? Mažai dirb ir labai turtingai gyven. Va čia pasidarbavo, kažkas išlupa metalą. Bet 2 iešmus padėdė viskas. Va per tą tiltą atėjom. Ten žiauriai gražu. Labai. Vanduo, tai čia yra geizeriai toliau, kur iš po žemių trykšta 15 metrų į viršų. Bet čia turi užsisakyti baidarę, su baidarė arba bristi upę nueiti. Mes nebrisim. Jei nori baidarę nuplaukdinti su baidarė. Didžiuliai geizeriai iš po žemės. Gal kada vėliau pasibandysim. Va, kur namai kyboj. Jau einu link mašinas, eisim miestelį tą. Ten yra bažnyčia, vienuolynai. Nu, aš taip nenorėčiau gyventi, kaip jie čia gyvena. Taip pakibę namai. Čia didžiulis miestelis yra. Vaizdai tai užburiantis. Apelsinai, citrinai visur kyboj nauji žydži. O tie dar nesuvalgyti. Čia užkilo man. Ai, va matosi, va šiek tiek matosi per plyšį. Va. Ten toli žiūrėkit, matysit tą visą miestelį. Labai gražus paštomatas, mačiau, yra bažnyčia, vienuolynai, eisim pasivalkioti. Va, tarp medžių, jeigu žiūrėsit. Labai pavojingai. Tas medis tai čia storas pavirtęs. Vėjas didelis biškį, parodau tą aukštį. Ten sniega, čia nėra, bet kitoj pusėje, už kelių kilų yra sniega viršui. Čia jau link Romos važiuojam šiauriau. Va, miestelis matosi iš čia. Atsimenu, Teresėlė sakė, aš čia negyvenčiau. Bet ten patogiai, elevatoriai užkelia viskas. Atvažiuoji mašiną, pasistatai, nereikia, ne visur yra, bet yra kitur kelia elevatoriai. Mėnesinį mokestį 15 eurų moka ir savo važinėkis kiek nori. Nereik su tašim lipti į kalną. Bet ne visur, kitur nekelia. Kitur einda važiuoti. Aš irgi, kai pažiūrėjau, labai nesaugiai atrodo, bet kai pavaikščiau, tai jie taip istoriją, kai skaičiau, apsisaugodavo anksčiau, kai buvo senoviai karai, nes tie visi, kas užkariauti norėdavo, neužlipdavo su ginklais. Pildavo karštą vandenį, verdantį, uždegdavo, dar kažką darydavo. Nu, vienu žodžiu, va taip susistatė jie.
Labai daug čia tokių. Parvažiuoja turistai. Vada neužvažiavom į viršų. Čia labai gražus vaizdai. Va tais serpantinais va nusileidi. Čia pamačiau įdomiai, va kaip gyven žmogus. Prieitum prie krašto ir viskas, nu. Va, kolektyvinis sodas. Čia kiaulėms smirdi, kiaulių musė yra. Auginė čia kiaulės. Va, kaip namai sustatyti. Labai gražu. Visi nulėkė mašiną, palika nerakytą. Visi nugazava. Va, čia gražu, iš akmeninės sienas matau. Čia kažkaip reiktų nueiti iki to tarpeklę. Turėtų matyti ten toli. Neįsivaizduoju, kiek čia kilometras į apačią drąsiai. Jeigu įsižiūrėsit gerai, kur vanduo. Aš pats nelabai matau. Reiks nusileisti ten. Va, eina jie greičiau surada vaizdus už mane. Va, ir užeini tokiais keliais. Gal yra elevatorius. Atvažiuodami vieną matėm. O čia geriau vaizdas matysis. Va, čia daug geresnis. O koks riebus krita. O, verimtai, va, ką tik kalbėjau, va, mandarinai. Kokia šiandieną yra? Pirmadienis. Balandžio, pirmadienis. Ką žmogui gali pasakyti pirmadienis, ką filmuoju? Šiandien balandžio 1, va. Da tik sezonas prasideda. Va, matot, skink valgyk kiek nori. Nieks čia jų nevalga, labai mažai. Auginė, žinau. Va čia tai nuostabės vietas, va čia gražiai. Ai, va ten apelsinai, va kur toliau. Nu, bet neįkreipti. Vagis neprieim prie apelsinų. Čia netoli iki jūros, 15 kilometrų. Nei apsaugų, nieka, va tiesiai upiai nukristum. Va ten atvažiavam tais serpantinais, kur mašinikės stovi. Ir toliau kilniai pačią viršūnę. Ten da viena vieta žiauriai graži yra, žiauriai. Va, pažiūrėkit, kaip vagis vagia. Va, parodysiu, va. Čia mums leido. Va, pažiūrėkit, vagis vagia. Galim, visiems sakė sudžius niekada. Va, žiūrėkit, viens vagis išlindo, va. Jau ne tik, kad vagia, bet į valgą. Čia gyvenime nieks nevaikšto uždėti. Va, jau čia, nežinau, tie mane skanus, tie vaisiai. Čia jie valga, aš nevalgau tų. Vaisiai šviežus, labai skanus. Ne taip kaip parduotuvė, ką perki senus, kol parveža. O ten nebeisiu, jau tų kalnų prifilmavęs aš. Jau aš nebeisiu taip aukštai. Neįdomu jau čia. Jums yra mano video pridėta. Nežinau, kaip vaizdas gausi, čia iš Laurės aparato filmuoju. Matau vagis, matau. Prikritusi va pilna. Reikia į tą pakalnę čia nusileisti tarpeklį, ten bus krioklys. Oi, krioklių tai jau daug žino. Viens netoli mūsų namų visai. Visai prie pat. Nu čia tai vieta jo.
Kaip ten nueiti, nežinau, kaip nulipčiau, niekaip nenulipsi. Gerai, važiuojam į kalną, į miestelį. Nu, pažiūrėkit, biškį pafilmuosiu. Žmogus ant kranto, va. Ir tiesiai pasileistum į upę. Žiūrėkit, kaip jie dirba, nieko nebijo. Nu. Nei tvoros nėra, nieko nėra. O gilyn, va, nulėktum tiesiai pakalnį. Čia dar biškį pafilmuosiu, kur tas čia vanduo. Čia neįsivaizduoju, nebelipsim, čia niekaip nėra kaip nulipti. Siaubas kas čia. Tu matai, kur tas vanduo, aš per kamerą, ai va, matau per kamerą, net vanduo nesimato. Va, matos tas miestelis, kur sakiau. Va, kur bažnyčia pastatyta, ne? Mes juk gyvenime nestatytumėm. O čia kalnai vieni akmenai visur. Čia aukščiau pavažiavau, biškį geriau matosi. Nu, va, įgyvenk tarp kalnų. Ten dar vienas namelis matosi. Aukštai kalnuose. Čia eina į apačią, nusileisti į pačią apačią. Va, čia atsiveria visas vaizdas, va. Na, pažiūrėkit kaip. Į bažnyčią nori, turi lipti į kalną. Va, kaip čia daug tokių. Va, kaip čia gyvenkiemukai. Suskirstyti butai. Va, už tuos butus nereikia mokėti mokesčią to, nu, kaip Lietuvoje tas būna ten už į priekį, už kiaurą stogą. Komunai čia nereikia. O kur butai yra, už butus jau reikia mokėti. 60 eurų į mėnesį. O šitie yra sugrupuoti. Kaip jie dabar vadinasi, pamiršau. Ai, tas smegenėlės nedirb mano. Nu, vienu žodžiu sublokuoti butai. Tai už tuos nereik mokėti. Tuo mokesčio, kiekvien sava. O kur jau yra daugiabutis, tai privalai mokėti. Aš nenoriu tokį. Nu, va, važiuojam dabar į miestelį ir prie sniego. Va, ant žemės padėta, va, apelsinai. Ant žemės pridėta. Kelinta diena šiandien? Balandžio 1. Ko čia nesufokusuoju? O, dabar gerai. Jau pernokė. Čia tie. Va ten, žiūrėk koksai. Čia po tą miestelį vaikščiojam. Va, čia kokie dideli. Jau pernokė. Nieks nevalga. Perk iš parduotuvės kaip Anglijoje irgi jie nieks nevalga. Tų nei obuolių, nei nieko, va. Kiek tik nori. Paprašai, tai duoda, tik dar padėt priskinti. Va, kas darosi, pažiūrėkit. Gražu. Einam dar į miestelį biškį. Atsidarė kavinukė baras. O tabakins čia cigarų yra pirkti. Baigėsi mano cigaroj. Va čia yra cigarų pirkti. Nu, va, atsidarė dabar tą. Nu, dvi, viena čia, kita žemai. Ne, ai, užakinau, va. Nu, kaip jie mėgsta filmuotis, kokie. Nekiš man į burną. Rankos neplautos. Geriau subį nekiš. Mano rankos švaresnės už tavo burną. Nu jo. Einam. Važiuojam,
Va, rūbus tai čia džiauna. Sakė, vok viską, bet tik ne rūbus. Kurios čia geresnės kelnės? Ne, čia neįeis, tai jinai aukštai nelipsim. Nelipsiu, aš tenais nenoriu. Parodžiau, va, biški suprata. Matė jau Teresėlį mano gatves visas. Inga matė. Ingutė irgi matė, linkėjimai tau, Ingutė. Faina moterytė. Va čia einam, biški va vaizdas. Ir dar viena iš Norvegijos. Neseniai radau moterytę dabar. Laura, kaip tai iš Norvegijos, kur žiūriu aš? Kristina, kaip? Inga ir Ingrida. Ingridas virtuvėlę kuruoda. Labas, Ingridukai, ačiū, kad mane žiūri, mes tave irgi žiūrim. Pas tave ne ką blogesni vaizdai. Faina. O vyrui pasakyk, kad eitų žvejoti. Meškerių daug, bet žuvies tuščia. Jo, ne po kalnus, jeigu braidžiai, o ateini žvejoti. Va, į citriną, žiūrėk, visas kompleks. Va, kaip jie išnaudoja kiekvieną žemės gabaliuką. Kalnuos jau čia užlipom, jau nemažai. Nu tai va, jau užvažiuoja, va ten nusileidė, va, baras yra. Čia verda gyvenims. Nu čia skaito senamiesčiai. O, parvažiuoja gatvikė. Marmuro laiptai. Hey, hello! Pasisveikina. Man labai garbė, kai su manim sveikinasi. Jeigu ne, tai aš tada užsiuntu labai. Va, marmuriniai laiptai visur. Nu ne visur, bet dauguma. O pas mane nebuvo. Marmurinių laiptų pas mūsų nėra. Laiptai va marmuriniai, o pas mūsų nebuvo. Labai mėgstu brangų akmenį. Viską myliu, kas brangu. Kas už dyką brangu ir man už dykų duoda. Jeigu jau prašo pinigų, viskas tai priešai. Ne, nebe draugai. Išmetu iš Facebooką draugų. Aš tai paklyščiau, nežinau, čia navigatorius neveikia, va parduoda. Navigatorius čia neveikia tarptų. Aš čia paklyščiau, bažnyčia va turėtų būti, ne? Čia tų bažnyčių, ai, vienas miestelis važiuosi pafilmuoti, 40 bažnyčių viena miestelį yra. Netoli mūsų ten kažkur tai radau. 40 bažnyčių viename miestelyje. Kur jūs matote? Elementai. O, elementariai, o ne elementai. Iš tol atrodo mažas, o kaip eini, nei galą, nei kraštą, o iš tol atrodo labai mažiuks. Va, dirba visur. Čia dirba turbūt, o gali ne. Va, čia raudonas uogas, žiedai kažkokie. Vasarą nenorėčiau gyventi tokioje vietoje, nes baisiai šutra didelį. Čia vėjas neprapučia. Turi tada aukštai kalnuos, jeigu nori. O tokioje vietoje tai neprapučia vėjas. Užsimanė lipti į bažnyčią. Nu tai einam biškį, parodysiu. Biškį parodysiu, va, gatvikį, nu. Nežinau aš. Aš neturiu sveikatas. Mama yra kraniuks vandens. Nu, juk sakiau, anasik, net čia einam į kuo aukščiau turi, va, vendėsi parduoda irgi. Aveik kraniuks, pažiūrėk, parodyk. Veikia, čia viskas veikia. Va, visur. Tai čia tik dabar tas viens, o čia jų pilna. Pridėta visur. Vanduo nemokamai.
Leiskis kiek nori. Aik to savo. Va kokie mežai. Airon sakė, jau prie bažnyčios mes. Švaru, labai švaru, šiukšlių nerasi. Čia stamba gabaritės išvežu. Patys žmonės į gatves nemet. Šiukšlių nerasi. Labai švaru visur. Einam kumelių pažiūrėti. Biški bus poilsis toks. Va, iš kokios nori pusės, iš tokios eik. Trečias mažiuks dar nubėgo už krūmą. Varikliukų. Va, atbėg trečias lakstą. Va, matosi ten arkliai. Karvės kalnuose, va tokiuose, vaikšta kalnuose. Kada nors pafotkysiu. Gražu pažiūrėti. Iš tikrųjų gražu. Kaip rašo visuose skelbimuose, perki namą, nu čia namų nėra, čia nevadinamais vila. Perki vilą, gauni istoriją. Čia yra miestelių nepaliestų po 600-700 metų. Ką žinau. Čia mus jie kankindavo per karą, pakabinant tuo į šaldą. Nu, čia geriau, ten va per tą langiuką valgį duodavo. Spėjai paimti gerai, net tai nušauni sykį. Supratau. Jo, šaudė. 42 geras skaičius. Geras skaičius. Va, bažnyčia, vėl žiūrime, nematom. Nu, da nedajėjom. Einu ten iš anos pusės vaizdą. Va, kaip gyvent švariai, tvarkingai. Atnaujinta. Labai gražu, labai švaru. Yra labai apleistų irgi. Nu, užlipom, čia toks biški mažesnis pastatoms. Ten, kur Teresė komentavo, tai ten baisu. Kai jau neš. Ai, va ten ant kalno dar viena varpinė, kas ten? Čia akmuo, kad kvėpuotų, skylės padarytas. Tos pakabinamas gražias gėlės. Ana kainuoja 13 eurų, o ta 20 ilgoji. Ai, va, briedžiai, va yra briedžio ragai, 14 eurų va tas, kur pakabyts. Siaubas kaip karšta, aš nebeištveriu kaip karšta. Bažnyčia prie kalno, kur lipdyta. Nu, aš nebeištveriu jau to karščia. Gerai, kad mašinoje yra tas, kaip tas vadinas, kur šalda, kondiški. Jinai tegu šoka. Užlipom į kalną viršų, sako, nebenulipu. Sako, Laurė, tu eik žemiau, aš šoksiu ant tavęs, tu gaudyk mane. A yra uždaryta? Gaila. Taip, tai visur atidarytas bažnyčias būn. Nelauž, ko jau žiūri vieną. Tai palauk, čia upė dabar tą tur matytis. Taip, tenais. Kur? Ai, rimtai kalne. Jo, va yra ta įdėta, ta bažnyčia, mačiau. Kur jinai čia, va. Yra įdėta internete, jinai mačiau. Kažkaip naina, va, keliukas irgi mažiuks toks serpantinas. Tu eini prie arklių. Jo, va čia ta pati, ai, va ten apelsinų, mandarinų irgi matau. Va, pažiūrėk bažnyčią.
Gaila, iš ten nepriejau, aš pamiršau, kai jinai yra, va ten kalne. Va, matai, skaptuota tenais. Va. Arkliai, va, pažiūrėk, ten arkliai ganosi. Gal kumelės, nežinau. Noriu pasakyti, kad tam kalne bažnyčia yra. Taip. Į vidų. Nu, anksčiau vienuoliai va, gyvendavo, melsdavos ten. Važiuojam tenai. Va, karvės, ne tik arkliai, ai ten arkliai. Arkliai ganosi. Čia nenuvažiuosi, turi aplinkui apvažiuoti. Arklius aš neprižiūriu. Va, du arkliai iš karto dar daug aukščiau, ateik ant čia. Nežinip, nelina būsiu, asilė. Va, matai. Aha, arklių nemačiau. Nu, tai tu prašai, kad parodyčiau. Nu, saka, kur. Arba užpykau, kad jį Saka, kur. raumenis įsikabina su nagais. Ai, tu sakai, labai skausmą nemėgsti. Džiaugtis, kad čia jūra didesnė. Atsigerti vandeniukas. Leidai valgyti. A, per langą. Va, visi sveikinasi, va, pakeli ranką ir visi sveikinasi. Patys nereik nei mums sveikintis. Čia vėjas bus negeras video, atsiprašau. Ten jau nebeisi. Vada kartą rodau. Saka, netikėk skaičiais. Nu, pažiūrėkit, va, 4. Ir iš karto va turtings nams. Va, o kiti va šalia tokie apleisti. O, 4, matot? Įrodau jums. Galiu daug tokių įrodymų pavaryti. Va, 4. Perki visada per 4 numerį. Arba 6. Va, dar vieną radom pareidami tą mažytę, kur iš tolo fotkinau. Va, tokias kuklės. Kuklės. Kvapas toks senovinis. Šildytaus. Veikiančias čia visas veik. Va, tokia kuklutė. Faina. Va, tuo keliuku atvažiavom. Va, saulė dabar nelabai matysis turbūt. Va, kokiais keliukais. Kokie kalnai į viršų. Uždengti tinklais. Įsivaizduok, kiek čia aukšti. Va, iš ten parvažiuojam. Va. Grožis tai tikrai neapsakomas. Pavojinga čia iš tikrųjų važiuoti, bet visi kalnai uždengti yra su tinklais. Va, nežinau kiek į viršų, kiek čia tų metrų. Iškilendu už saulės. Vėjas didelis, nekoks video gausis. Būna prikritusi labai didelių akmenų. Jeigu netinklas, tai čia gerai įkaltų. O kaip tinklai pririšti.
mašinikį. Nu, pafilmuosiu, kaip jin čia gražiai atrodo. Dar viena. Čia skaitosi autostradas pas juos va šitaip. Labai gerai atrodo. O, sustoja. Sustoja gamtinį reikalų atlikti, sakys, filmuoju. Va čia da sustojau. Čia irgi, man atrodo, išdžiūvusi upė yra. Kalnų didybė. Biškai vėjuks, bet gal nieka bus. Gal nepūs labai. Jo, va sausa upė išdžiūvusi. Nežinau, kamera neperdo tokių vaizdų. Va ten matosi tas elevatorius, kuri viršų kelia. Dabar nepritraukinėsiu aš jo, jeigu ten žalias toks matosi į kalną kelia elevatorius. Va, tokiais keliukais atvažiuoju. Čia labai gilu, labai žemai. Neina perduot gaila, reikia droną. Skala, dėl to stato namus, atvažiuoja, išgrėžė tokius pastolius. Žemę suvara daug metrų į viskas. Visur vien akmuo, kaip tie medžiai dar auga. Va tas elevatorius, kaip sakiau, kurį kalną kelia. Matosi. Sustojau parodyti. Va ten pakalnė miesteliai, keliukai atvažiuoja į kalną ir nereikia eiti. Va kokia užtvanka. Elektrą gamins turbūt. Koks vanduo gražus. Gražu. Sustojant vidurio kelią. Va, iš ten nusileidom, va. Iš ten viršaus leidžiame žemyną. Gražiai vandenuks. Labai. Labai švarus, dėl to tos spalvas tokias ryškias. Va, važiuojant namo.
koks kaimelis kalnuose. Ten aukštai kalnuose dar vienas kaimelis matosi ten. Visiškai atskiras. Jeigu matot gerai. Čia aukštai kalnuose. Pakalnės nematau, čia ne man pypin. Čia sustojau, galvo geresnį vietą, sakau, bus parodyti. Anas tai gražus ten. Ai, ten ne kaimelis, ten kapinės. Viršuj ten aukštai. Ten ant pačią kalną viršūniai, va matosi, ten yra kapinės, jos visiškai atskiras. Tu matai, kaip sausai jie nori gulėti. Čia neįsivaizduoju, čia užlipti čia. Nu į namas. Sodelis čia žemyn, nežinau kiek čia žemyn. Ten jau jūra, toli, va jau jūrą matau. Biški nesufokusuoju kažkur. Aha. Nu va, matot kaip žmonės gyvena, nesiskundžia, viskas gerai. Žemai vietas daugybė. Bet čia pas juos tai priimta. Žemai gera žemė, tai jie dirba ją. O skaitos gyventi gali ir prastesniai vietoj. O traukiniais važiuoja kiek vagonų. Čia jau didelį miestą atvažiavom. Ant jūros krantą. Nėra labai didelis, kiek čia 30 000 gyven. Va tuose daugiabučiuose reikia mokesčius mokėti tuos. Komunai. Ten jūra už tų daugiabučių. Geležinkelio stotis. Gražias vietas labai. Iš tikrųjų labai gražu. Kas supranta, tai labai gražu. Neatidarau. A. Pirmas numeris. Euro 77. Dizelis. Nu. Nevalga pinigų kažkuo. O, pradėję. Mano pirmas numeriukas. Gerai. Dizeliukas. Euro 77. O benzina kaina. Kiek benzinas? Euro 79 benzins. Ai, euras 89, atsiprašau. Daug nepilu, mano daug nevalga. Užtenka. Tik atvažiavau, sako, biškį pafilmuosiu, iškart sustoja. Nėra pirštinių, niekur nėra pirštinių, nei su kuo, paros servetėlę, nei su kuo rankų pasivalyti. Nu va, staptelėjom biškį prie jūras.
Va, jau deginasi. Balandžio 20 jau oficialiai atidaro visus paplūdimius. Maudosi. Lauris jau maudėsi Airons jūroje, aš tada ne. Maudosi, o dabar jau vieni kiti plaukioj. Va čia už tos jūras 200 km ir Afrika. Už tai čia pas mus labai karšta. Lygiai 200 km ir jau anam krante Afrika. Akmeniuku, sieną parodysiu. Tai va, jeigu norėsit video, kad įdėčiau apie visus mokesčius, viską, tai tuo pačiu ir sieną parodysiu, kaip išklijavau. 60 kibirų, va tokių akmenukų parvežėm baltų. Visokių, bet va tokie akmeniukai. 60 kibirų. Jau sunaudojau po 20 litrų. Aš su batais dabar negaliu braidyti. Labai sūrės lūpas, labai gerai gyda, labai fainiai. Aš kada įsimaudau, dar neinu nusiprausti, dar biškį pabūnu. Tos druskas labai gyda, švala plaučius. O kokias bangas, vėja nėra jokia, absoliučiai vėjuka, o bangas tai nežinau iš kur. Iš kur tokias bangas tai neįsivaizduoju. O vėja jokia. Palaikyk spurgą. Va. Kauna atostogauja žmonių labai. Ten kitur mačiau dar daugiau. Čia juodas toks smėlis, pas mus tai baltas visiškai. Kitur tik akmenukai, vien akmenukai būna. Čia juodas toks tamsus. O jau šnekin. Jau noriu šuniuką nusipaveiksluoti. Va, kaip greitai draugų. Mergų kaip greit pakabintum. Mygom. Na, jie labai draugiški, atein sveikinasi. Labai draugiški. Šikniuks neblogas. Pavalgiusi. Žiebtuvėlę norėjo. Nasik dėduks plaukioja su valtim. Lietuviškai šaukiu, daug žuvies priplaukė, saka, ko nori. Žuvies, sakau, noriu. Faina prie jūras. Labai labai faina. Viską išvala, sveikatas, energijas įgauni. Žiauriai faina. Nepakartojams jausmas. Va plytelės. Kaip jas va jūra. Kaip jas jūra išdilda. Labai gražių akmenukų. Va tų žalių labai daug turiu prisivežęs. Klijuoju. Kur ta žalis dinga? Ai.
Va. Aš tuos baltus renku, šiaip parduotuviai labai brangus tie balti. Maišas 15 eurų kibirus. Nu, visas sienas išklijavau, neišsivaizduoju kiek kvadratų. Labai daug kvadratų. Paskaičiuosiu, kai darysiu video. Gražus oras, pasakiškas. Kas 10 bangą. Jau aš suskaičiavęs turiu. Labai gerai moku skaičiuoti, ypač pinigus. Na dabar turi ateiti. Nu parein dabar. Jau pilni batai, apsiėmė, nespėjau pabėgti. Jokio vėjuką nėra, va, bangas iki pat batų privarė pilnus. O, kokia parvara. Va. Iki pat bavėliokus batai, cigarai mano. Paim batus. Patrau. Cigaretės mane sušlapa. Antrą kartą į batus privarė. Sugeba. Purga. Furgo tai nuneštų gyvai. Nu tai Gučis pirmą kartą į vandenį lipa. Pats įlipa į vandenį, tokį ledinį. Nu. Va ta graži. Reiks plensą pasiimti. Aš labai plensus skinuosi, nes juos mano kišeniai brangias. Kam pirkti? Labai pasiteisina, daugybę plensų prisiauginau. Labai gražias. Prisiskinu plensų, prisiauginu. Man nereik pirkti. Va žiedas kleisis. Koks gražus. Labai sodri. Labai faina gėlytė. Gražiai žydi, žiedukai gražus. Va tas vadina uošvienės liežuviai. Geri liežuviai. Uošvienės. Va tų tai čia daug. Tos jau biški gražesnės.
Va, rožės jau žydė. Jau seniai žydė, jau kiti žiedai nužydėję. Jau Lietuvai tokia žolė pjautų, šienautų. Kokia diduma žolė. Jau būtų galima šienauti. Birželį iki joninių. Va, biškai vynuogių noriu parodyti. Aš turiu tą grupę, visi klausia, kaip išgenėti. Va, kaip jie išgenė. Visiškai viską nupjauna stiebus, palieka ir viskas. Vynuogių tai su priekabom veža. Va, kolektyviniai sodai. Visiškai išgenė, nieko nelieka absoliučiai. Jie paskui išleidžia. Aš irgi kaip pirmą kartą pamačiau, kaip jie vynuogės daro, tai įsižiojau. Ką norit, kas čia tokie? Na, į ko tu toks piktas apikta? Na, į kas čia yra? A? Pikčiurnas du. Du pikčiurnas. Oi, kaip norit išeiti. Oi, kai nori laisvę išeiti. Pikčiurniukai du. Nu, čia tų labai daug. Pas mus pilnas kiemas. Gražus, ane, yra pirkti tokių medelių mažų. Tai kokie jau užauga. Jau baig nužydėti. Kaip Lietuvoje kačiukai, tai čia va panašu. Gražu. Nudažiai baltai. Du angeliukai. Mano jau apelsinai va irgi žydi. Nu, tuo įsiskleis žiedai. Gražų žiedukai labai. Negali prie pat prikišti, nefokusuoji. O tuos iš proto eina. Visą žiemą žydėja. O žiedų. Tai dėkingas jos. Vieni žiedai. Nuostabės gėlės. Paprastas, bet labai nuostabės. Žemaūgiai. Nu, iš Lietuvos atsisiunčiau sėklas, va. Koks grožis, nu. Tikrai gražu. Išeini lauką, džiugina visada. Labai gražu. Va mano menas. Prie žydinė lauke. Va. Kada laiką turiu, padarau visą tvorikę tokią. Ne tvorikę, takiuką.
Tų plytelių yra labai daug iš po remontų. Kompoziciją padarė. Tos va gražias labai. Va šitos. Labai gražias. Dėkingas gėlytės. Va, redisą jau antrą kartą. Jau vienus nurovėm, nuvalgėm. Va, kokia diduma redisai. Jau antrą kartą. Nu, yra dar didesnių, čia paretinu vis. Na, kokie redisai. Gražuoliai. Lauke, ne šiltnamy. Na, kokie stovi. Gražus redisiukai labai. Einam kavytės gerti iš po kelionės. Vaišinam kavytės. Visi rodai man reik parodyti. Pati skaniausia kava, kapučino kava. Faina kavytė. Tyliai eina. Tas iš jos vainių sakė labai garsiai, ne labai tyliai. Jeigu brangu perki, tai tikrai tyliai. Arčiau pritraukiu, nesufokusuoji kažko. Nefokusuoji. Duodasi. Kažkas sakė daug šunų, 2 tik tais. 2. Kažkas rašė komentarą seniai vien sako šunis tik tais. 2 šunis. 2. Spurga. Eik kavos gerti, greit. Guči.